Sveiki, paprekiausim NZD/USD valiutos porą FX Blue Trading simuliatoriuje. Yra atsitiktinių skaičių generatorius, mes parinksim metus nuo 2001 iki 2020. Tas kokį išmes skaičių, tokį mes generuosim. 11 metai, mums reikia atnaujinti istoriją. NZD/USD nuo 11 metų iki 24 metų. NZD/USD. Gal ir nereikia to. Čia metus. Parsisiunčiame duomenis. Spaudau ant pauzės, kol prasisiūs. Duomenis atsisiuntė. Tak, duomenis atsisiuntė, reikia pasižiūrėti. Čia 19 metai. 19 metų, kad man duos 19 metus tik tai. Aš čia pridėti. Ai, va, pridėti metus. Tak. Data nuo... Na gerai, pridedam 2.0. 11. 01. Galim 23. Tak. Siųsti, ne? 11 metai. Yra naujų duomenų NZD simbolių, ar norite? Taip, tu persiskaičiuoja. Tak, 11 metai, ne? Noriu paleisti 11 metus. Iki 12. 11. Pažiūrėsim, kas gaunas. Duomenis atnaujiname. Pažiūrėsim metus. Noriu metus gauti. 11. Dešimtį, gerai. Tai vainavo 10, ne, o čia... Kaip tik ir 11 gal. Nu, gerai, įjungiam simuliatorių. Tai gerai. Duomenis kažkaip atsinaujina. Kažkaip ne taip. Tak, mes atidarom dieninį. Pakeičiam to kuboną. Ir kažkokią analizę prekiausim. Mes turim... Jokio nieko nėra. Kai pradėsim to biškį prekiauti, atsiras aiškumas. Так, це. Ще kaip valandą.
Nu ką, galima mes kažką tai biškai pasižymėti. Pasižymėsim, kur pasipriešinimai visokie. O, čia pasipriešinimas. Dar eina dar ir šitoks. O. Kad sužinoti. Bendro vaizdą. Jisai eina. Na ką aš galiu pasakyti. Jau matosi, kad labai staigus kilimas yra. Staigus kilimas iki šitos vietos ir po to reakcija. Reakcija bus visgi eis iki čia. Nes labai staigus kilimas ir po biškį kritimas turėtų būti. Kur per staigiai kyla, gaunasi per staigiai krenta. Reiks pasižiūrėti. Prekybą galim pradėti lotų 0,1, 0,01. Jeigu kažkur tai kažkas ne taip, padidinsim, kad atsilošimui padidinsim 0,02, 0,03 pagal situaciją, kad atsilošti, nes o čia jau dabar kaip aš bendrą vaizdą analizės matau, bet ne paprekiavęs, kaip paprekiauju šiek tiek tada aiškumas tikslesnis būna pačias prekybos link kurios pusės einama. Tai dabar jisai valandą jisai pradėjo. Iš pirmas ausys pradėjo kažkaip kristi, ne? Ar duodam jam išsiprekiauti? Aha. Nu, kai sakom, duodam dar vieną dieną įsiprekiauti. Ir po to bus aiškiau. Mataki, eina. Visgi kaina. Jis nori eiti žemyn. Čia kažkoks pasipriešinimas. Bandysim susigaudyti. Tak, pagal visą šitą taip. Jisai aiškumas, kad eitų į apačią, jeigu tavo žvakė bus didesnė, va tokia va. Jisai, kai sakam, jeigu pramuša šitą va mėlyną žvakę, pramuša, vadinasi, eisi į apačią. Ir kol jisai nepramuša nuo šitos iki šitos, kaip koridorius stebima koridorius. Jeigu visgi eisi viršų, iki šitos ribos, iki pačio po to reakcija bus, galima kažkiek tai paprekiauti, bet jis visgi turi pasipriešimą, bet jeigu pasipriešimas šitoj linijai yra, jis turi pakilti atšokimo atveju, tada kažkur tai įeiti, va tik tai va tokį, va galiuką galima paprekiauti iki reakcijas, o į apačią visgi geriau prekiauti, kai tą pramušo šitą mėlyną žvakę. Čia yra toks pasipriešimas, reakcija, čia užtikrintumo reakcija, kad eisi į apačią. Ant kiek į apačią eis? Tai pasakysim. Bendrą planą. Tak, jisai. Jisai gali iki tos vietos tikrai gali nusileisti žemyn, kad išmuštų visą šitą. Ir po to čia pasipriešimo linija visgi bus kaupimasi, kažkoks turėtų būti kaupimas, kad tendencija eiti iki šitos juostos. Bet dasiekus čia kažkoks kaupimas turėtų vykti. Ir jeigu kaupimas vyksta, po to stebima, jeigu tas visgi pagal planą kaupimas vyksta, tada galima bus įeiti, kai pramušo šitą pramušo, šoks, kaupimo koridorių pramušo, atšoksta ir einant nuo tos vietos, kur tą vietą galim prekiauti. Tai čia nedidelis prekyba. Įmo taškai va čia yra.
įėjimo taškas, išėjimo taškas ir įėjimo taškas, išėjimo. Nu, kol kas tai taip matau, bet tendencija, kad labai staigus kilimas buvo, tai 80% eis į apačią ir iki pirmo šito signalo pardavimo. Ir tada galima bus po to žiūrėti, ar pagal mano matymo planą, čia kaip yra pasipriešinimas, jis įeina į tą koridorių ir jeigu eina pagal tai, galėsiu tada tendencingai prekiauti pagal tą numatytą, kaip turėtų prekyba vykti. Tada paleisim, žiūrėsim, kas čia vyksta. Jis eina visgi į apačią. Jo. Teks, eina į apačią, galim parduoti. Rinkos kaina, 0,1. Paleidžiame. Ne, taip iškai praleisti iki nereikia. Kas man dabar uždaryti, ne, 5, 10, eina pabiškiu, tai išeis, man iškina taip, jis gal mane išmušti. TP įimam, TP 073 561 073 Sota kaina, ne? 073 561 nustatyti TP. Aš reikalo praleisti iki paspaudžiu, gal jisai nesąmonės kažkaip man darys dabar turbūt. Jisai nuėjo. Jisai eina, taip eina. Viskas dabar. Vadinau biškį tą turbūt. Jo, biškį sugadinau. Gerai. Staigiai paleidžiam tą. Pradėti naujinamą. Šiek tiek tam nuspaudžiau, praleisti iki nereikėjo nuspausti. Aš greitai pabandys. Pasileis. Leidžiu. Jis eina. Kas eina tai kaip nuo pat pradžių. Ir mes greitai. Nereikėjo nuspausti ten, kur nereikia nuspausti. Gerai, visgi matymo dėksnį kol kas nesikeičia. Paleidžiam. Mes kai prekiavom į apačią, tai prekiavom taip. Taigi padarysim viršutinę 1, 2, liniją, 3 liniją, čia buvo prekyba žemyn. Tai mes padarysim tą turbūt. Так, TP eina 0,7. 0,73 584 0,73 0,73 584
arba taškas. Tada nusistatys man, nusistatys man 38. Nu, aš grįžau prie savo to paleidimo prieš tai, kai paleidau, dabar grįžau į tą patį. Pagal tą planą, kad paleisiu greičiau, pažiūrėsim, kas einasi. Nes mes stabdysim pauzę, aišku, einasi. Jis grįž, po to grįžta, žiūrėjau. Apačia. Teks. Čia kas gaunas. Čia dienos pabiškiai eina, ne? 8 eurai. O punktas mūsų. Stop lossą galima uždėti. Dabar ne. Stop lossas taip. Stop lossą pasakysiu aukščiau čia. 80324. Fiksuota kaina 0,8. 2,12 gerai. 2,12 bus. Nustatyti. Paleidžiam. -23. Minusas 23, o taip bus 38 eurai. Gerai, biškį sustatom, pažiūrim, ar einasi. Parodo, koks yra balansas. Dar kol kas prekybą neuždariau ir nerodo, kad 1000 pradėjo. Gerai, po to pažiūrėsim. Prekiaujam. Jis eina į apačią. Jis prekiauja, turi prekiauti balansę savo ir čia rodo, kad labai staigus kilimas, o tas staigus kilimas tai po truputį eina žemyn. Vis tik eina žemyn. Taip kad tas staigus kilimas prasidėjo nuo šitos ribos praktiškai. Jisai iki šitos ribos galima stabdyti. Nes čia prekybos koridorius, kur triukšmas toksai ir neaišku pozicija. Ar prekiavom toliau ar ne, tai pagalvosim. Jis jau tas triukšme, pasipriešimas, koridorius toks, kur buvo istorinis koridorius, o tas savo galim, kaip sakant, nes jisai gali grįžti į viršų. Mes 14 uždarom tą įsakymą. Įrankiniu būdu pasižiūrim. Niekada dar kol kas nėra, reikia paleisti. Pažiūrėsim rezultatai. Mūsų prekiavom 14 eurų. Balansas yra 1000 eurų, 14 prekiavom. Aš matau pasipriešinimą čia, tą koridorių. Triukšmas skaitosi toks. Jisai gali eiti iki čia. Jeigu pagal viską, geriau tą vietą aš jau praleisčiau, man atrodo. Jo, man net praleisčiau, nes jis gali čia ir grįžti. Ir vis tiek bus reakcija. Pažiūrėm biškį. Nu, iš to balanso, kaip čia prasideda toks pirminis balansas yra. Iš to balanso, kaip išeisim, ir bus aiškiau, nes čia labai stiprus pasipriešimas, čia tik tai ir turėtų pramušti atšokus ir eiti į viršų, tada prekyba į viršų. Bet iš čia
dar yra tikimybė, kad jis grįš į kitos vietos. O. Tikrai grįš. Tas grįžimas sunku prognozuoti. Ir kol kas aš noriu pastebėti, ką jis toliau darys, kad aiškiau man būtų. Ką jis daro, jisai. Sprendimas yra toks, jis gali bandyti grįžti ir tenais gaunasi, kad jis nekyla į viršų, pasipriešinimas visgi veikia, ilgą laiką kaupėsi čia, jo, ir tada bus pirmas signalas, kad ateisi į apačią, pagal tokį planą. Pabiškiai tada grįžta. Bet va tą liniją grįžimo, o čia va pasipriešimo, turi pradėti kauptis ir jeigu jisai gali pramušti ir grįžti ir tada eiti į apačią, gali. Toks dalykas būna, nes kai jeigu pramuša, įsitvirtina ir eina toliau, tada jis galima bus prekiauti. Kitu atveju prekiausim, nusimata, kad nuo tos vietos kažkur prekiauti žemyn. Jeigu susidaro kolidorius ir negali pramušti, išmušti stop lossus, kur prekeiviai čia gali išmušti jos ir nueiti žemyn, gali ranksti įeini į rinką ir gauni nuostolių. Skuba, pramušė į viršų, visi prisijungė į viršų, po to apsisukai, nusineša į apačią. Per anksti jeigu įėjai į rinką ir gali turėti nuostolių. Ir geriau kai kuriais momentais neprekiauti, stebėti pačią rinką, laukti momento to, kad jisai nejuda į viršų. Jis yra dabar kaip balansė rodo. Ir žiūrėsim, kur jis eina, jeigu visgi nejuda ir kaupiasi, tas kaupimasi sukaupia energiją. Bet visgi nori eiti į apačią kokias. Bet čia, matau, bus ilgai koridoriui pagal, kaip aš įsivaizduoju. Tam ilgokai. Ir ne visada gali, kaip sakant, prekiauti. Čia diena. Nu, tokia kaip rizikinga valiuta, labai reaguojanti. Nu, ką aš apie tą valiutą galėčiau pasakyti, jinai jautriai reaguoja į pokyčius ir dažnai doleris duoda savo visgi impulsą į viršų ir suteikia galimybę, gal greičiau duoda atlaisvina kilimui, bet jisai doleris gali turėti permainingų nuotaikų ir judėti vieną kitą pusę. Dažniausiai parodo jisai, kai Amerikos rinka atsidaro antros dienos pusės nuo pusė 5. Ir tada aiškesnė parodo tendenciją ir pačias rinkas, ir pačios NZD valiutos stiprumą galimybę įeiti į vieną ar kitą pusę. Bet dabar tame balanse jisai kaupia energiją. Pagal viską tai aš pasakyčiau, kaupą. Ar gali pramušti? Neduoda daugiau pažiūrėti. Kiek manoma davė, tiek. Šablonai, o
Nu, tokiam vat balanse aš nematau tendencijos, į kurią pusę eis. Tak, bet pagal viską. Nu, pagal mane tai turėtų eiti į apačią, va čia. O iki šitos vietos turėtų daeiti. Ką tada galėtume padaryti? Jeigu tą vietą daeiti. Tak, vadinasi taip, jisai negalėjo pramušti čia. Ir dar pasižiūrim, ar bus kažkoks į viršų, ant kiek tas į viršų nueis per dieną dvi. O tą dieną dvi, ar va, dviejų dienų aiškumas turėtų paaiškėti, ar mums verta prekiauti į apačią. Tad nusibrėžiam tą liniją. Jis eina į apačią, jo. Все, viskas aišku. Tak, tada. Jis eis iki čia. Pirmas iki čia, antras iki čia. Jisai surinks visus topus. Jisai va turėjo tokią bangą. Išmušė visus. Neturi tendencijos eiti. Dakyla nestiprius ėjimas į viršų. Nenuėjo iki viršus, po biškį nenuėjo iki viršus, nėra to ėjimo į viršus, vadinasi, eis į apačią, ant kiek į apačią tikrai iki šitos ribos matau, paleisim 0,2, o į šitą 0,1, šitą ribą. Tak, tada uždėsim tak, iki kur mūsų matymas turi nueiti. Šitą va vienas ir sekantis antras. Tak, mes parduodame 0,2 TP 200, va 200 reikia daryti 200 ir ten 200, kad pasileistų taplosai 200. Tak, mes parduodam 2 ir parduodam taks ir parduodam 1. Vieną ir gaunasi mes turim 2. Aha, palauk, pauzę reikia daryti. Man pauzę. Jo, mes šitą ir šitą. Tak, dabar sudėsim antras eis antras visgi į apačiais. Nu, du lotai bus 7,14. Stop, 7,14. 7,14. Bus 87 eurai, 2 lotai. Ir vienas lotas negaliu pasiekti. Vienas jau visgi pasiekiau, vienas lotas eis 6,8260. 6,8260. Vienas lotas 18 eurų, bet minusas 28. Nu, biškai dudokas minusus. Čia reikia pažiūrėti. Va čia, jeigu 7,8,
Tak, padarysim taip. 7, 8. 608, 608. Minusas. Pažiūrėsim. 29. Gerai, tegu eina. Tegu eina, pažiūrėsim. Nu. Nu, jis neparodo tokią tendenciją kilimui. Tak, mes turim neblogą minusą. Su NZD taip gali būti, kad jis laikysis va šitame amplitudėje ir po to nueis į apačią. Eina į apačią, jis dar bandė išsilaikyti, bet jis tokį turi kaprizą eiti į... Bet jeigu eina į apačią, labai stipriai turėtų nueiti į apačią, nes kritimai tokie... Jeigu neįsilaika viršūnė, tai labai stiprus gaunas kritimas. Dabar jau yra. Aš tą noriu būtent pasižiūrėti, tą kritimą. Nu, praktiškai aš noriu su 100 eurų. Čia valiuta doleris yra. Neaišku, balansas nuklausia. Nuskaitysim kaip eurų, ne? Prekiauti eurais 100. 100 ir to baigti prekybą, bet kaip seksis, tai ką žinau. Čia, 76. Kaip sakant, o tos, jeigu net tuos pirkinius o tai padarau, 100 eurų gaunasi ir uždarau. Ir kaip video ir baigėsi. Nes mano matymas atitinka laikas, jis į 23 minutės, valandą laiką gaunas. Ir kad pati prognozė, manau, kaip ir teisinga, metus parinkau, atnaujinau duomenis ir pati prekyba pasiteisino. O dabar eina labai gan stipriai žemyn, todėl kad eina žemyn. Bet turi kilimą. Nu, jisai ateina į tą pasipriešinimą. Tokį. Į šitą pasipriešinimą ateina. O čia vat parodė, o šitas jau amplitudė, kad parodė pirmas signalas, kad eis į apačią, o šitas jau antras signalas, kad nėra kilimo į viršų, įeis į apačią, o apačią tai jau būtent, kuris gali nueiti, nueiti surinkti visus stoplos, kur yra va toks triukšmas, kur prasitragavoja, kad eitų į viršų, o tai jisai nori tą visą surinkti. 2 pagrindiniai antro to numerio 002 lotus pirmas ir po to
dar gali nueiti surinkti antrą va šitą, bet jau ties ta kažkur tai riba reikės uždaryti, kai pasieks 100 eurų. Tai va. Dabar yra 34, 17, 36, 36, 40, 60. Praktiškai daėjus net iki šitos ribos, praktiškai jau kaip ir pasiekiau savo 100 eurų ant video. Bet skaitau, jisai, jau stiprus, parodo tokį stiprų atšokimą, bet tas atšokimas stiprus grįžta atgal, jie tokia būna stiprus pašoksta, gali čia taip nueiti ir kolidorių daryti, pasitargavoti kolidorių, čia šitas, kad išmuštų tos į stopus, kurie, jeigu dėja, arčiau dėja stopus, pas mane yra minusai, minus 53 labai toli stopai yra. Stopai arba čia stopai yra. O, ne? Pradėjo jau judėti. Jau šiek tiek prasitargavoja, jisai tą surenka. Jisai surinks 40, 260. Visgi eina ją pat. Eina. Все, išmušė. Vieną jau išmušė. Tak, stop. Vieną išmušė tai, kad šitą. Dabar klausimas, ar verta man jisai duos korekciją. Kažko bus korekcija. 0,2 tai dar kartą pasižiūrėm tas rezultatai. Rezultatas 65 eurai yra 89 eurai. Teks, jisai davė, aišku, korekcija bus iki čia, nes labai didelė žvakė, iki čia jis tikrai, bet kalnas jisai turėtų, pasižiūrėm dar. Teks, 31 eurų, jeigu uždarau 100 eurų yra, viskas ir gaunasi kaip yra 100 eurų. Pažiūrėm dar. Nes jis gali eiti į apačią. Man uždaryti šitą kaip 100 eurų. Čia bus labai atšokimas pirmas. Šitas labai atšokimas stiprus yra. Jis nueis iki čia nueis. Ja? Čia stopus nori surinks stopus. Tarp šito ir šito nori surinkti stopusai va čia. Teks, aš uždarau, nes noriu padaryti, aš noriu pasistebėti kaip toliau. Vyks, aš noriu padaryti, kad 100 eurų suprekiauju. Teks, aš uždarau ir pasižiūriu, ar jis nueina iki šitos vietos. Jeigu mano matymas, kai jis nueina. Bet kai aš nesu tikras, aš uždarau, kad būtų 100 eurų, o tai toliau pasižiūrėti, ar visgi nuėję, nenuėję. Ta likutė, va šitą, skaitau, ne viską galima paimti ir rinkai galiu atiduoti, nes pakankamai šitai paėmiau. Ir galiu rinkai šiek tiek palikti, ne? Tai va, uždariau, pažiūrėjau rezultatas 121 eurus, bet jis reakcija yra, ant kiek ta reakcija
eis, aš žiūrėsiu. Žiūrėsiu pagal čia atšokimą. Tai pasižiūrėsim trumpai atšokimą, bet svarbiausia dabar taks jisai iki čia, nes čia yra tuštuma, iki čia tikrai eis. Ir jeigu apsisuks šiandien, tada eis iki šitos vietos. Ir šitą vietą noriu pažiūrėti, ar pasieks ar nepasieks, ir to video galim baigti. Gal tai, kad visgi aš skaitau, kad gali pasiekti, bet šitą įsitikimą galbūt aš ne visada prekiauju, pasižiūriu, ar pagal tą tendenciją įvyksta, neįvyksta. Prekyba su prekiavime išėjau, po to jau susidaro kažkoks kolidorius. Man įdomumo dėlį tik tai įdomu. Ne visada aš iki galo davedu, todėl kad laikausi matymo, laikausi kiek galima paimti ir to skaitau užtenkamai, kiek galiu paimti. Nu, dabar tik tai pasižiūrėsiu tą tendenciją, ar jisai pakyla. Mat, tą tuštumą paima, tuštumą ir mat, grįžta atgal. Jūs tuštumą, jūs prekiauja tuštumą. Taip, dabar grįžta atgal. Так. Nu ir tą nubrėšim liniją. Iki kur aš galėjau prekiauti. Nu, tai va. Bet gali ir, kaip sakant, apsisukti rinką ir nueiti ne ten, kur aš nubrėžiau, į tą likutinę dalį, kaip ir, sakykim, gerai tada, kad aš išėjau ir tiek. Išėjimai visgi, pagal patirtį priklauso, kiek turi patirties. Reikia suprekiauti 5000, kad prekyba įgytum patirtį, 5000 reikalinga praktikos 5000, bet kurių valiutų porų. Ne visas valiutas gali pasiduoti, bet tai kažkokia tendencija, kur aš labiau aiškinu, jie svarai ir dolerių kursų tenais aiškinu. Pradžioj būna tai, kad turiu daryti. Aš parodysiu. Va čia, kur ant ekrano aš pasižymiu, ką apie jį stebėti. Pasižymiu valiutų stebėjimą. Ir tada taip aš maždaug o tą vietą pirmas pasipriešinimas, taip. Vėlgi jisai kyla į viršų, ne? Kyla į viršų, bet tas kilimas toks aštrus kilimas, va kaip šičia. Aštrus kilimas ir jis grįž. Tas aštrus kilimas rodo, kad jisai gan grįžta. Ir čia gali būti kolidorius sudarytas, jis suprekiavo. Taip, jis prekiavo vieną tokią bangą, antrą bandė įsitvirtinti, nepraėjo, ir antras signalas, kad eis į apačią, buvo labai akivaizdus. Ir po to nuo šitos vietos, nuo šito antro numerio jisai suprekiavo, darys kolidorių, jeigu vėl tokią bangą padarys, o tokią, nuo šičia, nuo to taško iki tą, bet nėra kilimo, viskas, tada tas parodys, tas toks stiprus kilimas parodys, kad eis vėlgi kritimas į apačią.
Va dabar svarbu jam pramušti, įsitvirtinti, eiti į priekį. Kilti viršų, kad sunaikinti tą planą, prekybos planą mano. Kad kai matau, kad nepasiteisina mano prekybos planą, aš neprekiauju. Aš matau surinkimus. O tokia viena prekyba. Čia buvo antra prekyba, bet čia jis negali pramušti. Jeigu jisai pramuša, įsitvirtina ir eis. Gali ir po biškį ėjimas ir link viršaus, tada tendencija, kad gali eiti į viršų. Bet jeigu jisai nepramuša, va šitos ribos, tada aš skaitau, kad nepramuštų, kad nusileistų, taip skaitau, kad gali, šiaip tai eina, nori viršų eiti, Įdomus variantas kol kas. Bet čia, matot, dar net neprekiauju. Pagal mane turėtų eiti į apačią. Kodėl neprekiauju, geriausia buvo signalas. Jie šitą bangą, pirmą, ne? Kaip jie antrą bangą, bet nepramušo, vadinasi jau viskas, eis į apačią, surinks. Va šitas yra toks gan staigus yra. Dėjėsi čia reakcija bus, kad eiti viršų. Visko gali būti. Pagal mane turėtum eiti dar kartą amplitudę į apačią, nes labai toksai įtemptas yra. Pažiūrėsim, ar nuėjo, nenuėjo. Nes kaip jisai vėl surinko, pramušė šitą. Jeigu turi būti atšokimas, kaip atšoksta, ir jeigu pakils į viršų, vėl neprekiauju žemyn. Kaip matai, kad atšokus į viršų visgi neturi potencialą eiti į viršų, neperžengia tos linijos, tada prekiaujame į apačią. O tas momentas, kada prekiauju, čia labai stiprus įėjimas į viršų. Gerai, kai išėjau, visgi skaitau, kad čia išėjau. Ir tos likučius aš palieku, nors dėl to viduriuką laikyti, dėl to viduriuką neapsimokėjo, tas likutis kaip yra abejotinas. Bet šita tendencija tokia stipri, pasiekė šitą. Ir aš pastoju stebiu, kas toliau vyksta. Aš neįsitikinęs, kur nėra to užtikrintumo pirmo signalo ir antro signalo, kaip čia pirmas ir antras signalo, kad eis į apačią, nes tokia banga. Čia susidarė didelė banga, dėja iki pasipriešinimo, kad pramuštų eiti viršų. Ar mes galėjom prekiauti čia viršų? Galėjom. Čia tą į viršų. O pirmą žvakę, kuri čia rodo reakcija. Ta reakcija, bet tai jinai tokia dar klaidinga reakcija. Žvakę praėjo čia vienos dienos žvakę. Reikia palaukti, ar išperka. Matot, vieną dieną, tokia antrą, trečią, visgi išperka, eina į viršų. Eina ta banga ir jeigu jisai pakyla dar aukščiau, viskas, tai čia jau formuojasi signalas, kad pirma tokia banga ir čia antras.
Ir jeigu jisai grįžta, o labai pasipriešimas didelis. Ir jeigu tą neperžengia, jis turi įsitvirtinti. Arba didelis smūgis į priekį, nueiti viršų. Aš dar neprekiauju. Neprekiaučiau dabar. Gali išmušti, grįžti atgal vėlgi. O čia va taip, tak žvakė kokia didelė, ne? Ir tada jau nueina apačią. Čia jau rodo tokį nestiprumą. Pasipriešimą, bet ir dabar jis turi bandyti išlaikyti tą poziciją, bet vargu išlaikys aš tokių pasipriešinimų ribose, va tose linijose, stengiuosi neprekiauti. Labai praleidžiu. Praleidžiu, pastebiu, kai nesu įsitikinęs. Jis turi išlaikyti, va. Ir čia diena yra. Vieną dieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, jisai 6 dieną ir visą savaitę laiką ir grįžta tendencija. Kaip ir grįžimas atgal. Bet dar neprekiauju, dar stebiu. Išperka. O kalidorių padariau. Mano matymas, kai jisai grįž. Grįžt atgal turėtų buvo tokią bangą padaryti. O. Jisai turi surinkti visus tos. Ir tada eiti į apačią. Jau. Jau. Jis eina į apačią, aš galiu padaryti tą prekybą. Čia galiu ir... Tak, 2. 2 parduoti, paleidžiam. Jo, kaip tik biškių uždedam. Visykas parduodam. Jisai turi grįžti surinkti visus topus iki 73136. 73136. 67. Kas čia? Ir 2 lotai. Yra. Toks jausmas, kad aš duoti dariau. Gerai, 2 lotai. Plius 111 eurų, ne? O ta tendencija, kėlimas į viršų tikrai toks kaprizingas ir staigus kėlimas būna pabiški nusileidžia. Nusileidžia iki šitos ribos. Tikrai galima imti drąsiai. Čia suprekiavo nuo šitą liniją. Nuo šitą va, ruošo. 111, 211. Kai va šitas toksai yra stiprus ėjimas, jis turi grįžti. Sudara prekybos bangą. Vat parodysiu. Va. Prekybos bangą. Jis turi sugrįžti, surinkti, padaryti balansą. Išmušti visus kitus. O tai
O kai grįžta iki čia, grįžta. Va, jis duoda tokį, bet jeigu jis nekyla, jis aišku, čia kažkur tai va, tas tą liniją gali grįžti. Čia būtų kaip pirmas signalas ir ruošiamas antras signalas, kad užtikrintai eis į apačią. Tas tą vietą mano yra signalas, jeigu jis eina į viršų, vadinasi, aš galiu išeiti, uždaryti minusą, mano planas nepasitvirtina, bet čia yra labiau tendencija, kad eis į apačią. Aš, gaunasi, kaip ir įeinu biškį per anksti, bet su tokia rizika kontroliuoti tą antrą tašką. Tokia vat banga jis padaro. Viskas kartuojasi. Ir kai antrą tašką matau, kad jisai signalas visgi nepramušė tą, gali uždaryti rankiniu būdu kaip minusą, tada jisai nerodo tendenciją kilimui, tai jis prekybą išėmė. Paprekiavus ne vieną dieną. No. Čia kažkaip atidariau. Atidariau 2. Kažkaip tai 4, 5, tai 2 lotai. Gal 2 sykius nuspaudžiau po 2 lotus. 27 eurų ir 111. Teks, dabar stabdau čia. Visgi va čia tą vietą. Tą vietą sudėtinga, minus 20 eurų. Jisai čia sudarė tuštumą. Kad kiltų į viršų, va čia kai tuštuma, jisai paprekiaus čia, užpildys tą tuštumą. Ir kad kiltų į viršų, jis turės dar kartą grįžti ir kilti į viršų, tada aš uždarau. Bus trečias, nes tas impulsas sudaro tuštumą, o tuštumą jis turi padengti ir grįžta padengti tą tuštumą. O taip, grįžta padengia tuštumą ir jeigu čia vėlgi ateina į viršų, pramuša čia, tas tą vietą aš turiu uždaryti su minusu. O jeigu jis visgi eina į viršų, iš kartas irgi tą ribą, sakykime, uždarau su minusu, nes visgi įdomi situacija, kurį aš yra taškai, kuriuose duodama sprendimą toliau žiūrėti rinką, nuspėti planą ir pagal planą savo prekiauti. Ir kol kas paleidžiam, žiūrim, kas čia gauna. Jis grįžta į tuštumą, suprekiavo tuštumą, prekiavo. Bet jeigu eina prie žemyn, tai viskas žemyn eis, nekyla. Bet jeigu kils į viršų, peržengus tą ribą tašką, vadinasi, mano planas nepasiteisino, bet eina planas į apačią. Visgi į apačią eina. Ne, taip pat tas yra, išlieka ta tendencija, kaip yra staigus kilimas ir jis pabiški leidžiasi. O tas yra, tvirtumą duoda tokią didesnį tvirtumą. Kad prekyba žemyn, prekiaujam tą 37 eurus ir po to žiūrėsim 111. Ir to tikrai baigsim čia video. Daug dienų jisai malasi.
Nu, dar kartą, va. Jis padarė tokią bangykę, bet čia gaunas pirmas taškas, o čia antras. Jeigu jisai viršė šito, va, viskas išėjimas, su minusu išėjimu. O jau. Viršė mano. Bičiau. Paprastai išėjęs. Čia reikia išeiti. Čia visgi išėjimas, matau. Ar jisai į apačią sunkiai. Sunkiai į apačią matau įėjimą. Jisai sugebėjo. Kaip ties ta riba. Pirmas, kur pirmas. Ir duoda antrą. Nu gerai, dar biškai palaikiam. Čia bus 9, 10, 25, 30 eurų. Iki 30 eurų galas. Nuostolio atsižais ją. Todėl, kad aš netyčia atsidariau 2 lotus iš karto. Vienas, du. Gerai. €50. Minus 5. Viskas. Mano planas uždaryti. Minus 50. O čia yra jau, kad jis eina į viršų. Eina į viršų. Ir dar galima peržaisti. Taks. Peržaisti. Gerai, perkam. Bandysim peržaisti ant ko? Ant šito. Jisai nori va čia nueiti į tą. Iki čia, o čia 8, 2, 2, 13. Nu gerai. €13. 27 eurai. 27 gerai. Rezultatai bus 70, 37, tai bus 100 eurų. 100 eurų, kaip tipo pasiekė ir viskas. Ai. Minusas čia pabandom. Padaryti minusą 49 eurų. Nu, aš matau kilimą. Ne. Nu. Kilimą. Aišku, signalas buvo, kad pasikeitė planas, nenuėjo, visgi nesurinko ir matau kilimą. Jisai tuštumą grįžo. Užpildė tuštumą. Ir tu nueiti čia. Ir to 100 eurų užbaigsiu, nors va, gavosi, kaip planas pasikeitė. Neprekiauju iš karto, po biškių lotus prekiauju ir jisai 2 kartus nusispaudė, tai būna testerėje. Tačiau gavęs minus 25 eurų. Dažniau loto vieną dedu. Antrą lotą atsižaidimui darau. Nepasiekė. Nepasiekė. Dar eis viršų, gali ir nebeeiti. Leidžiu baigti video. Pasiekė. Все.
Gerai, tada 1021. Tiek tos padarysim. Tiek šiandien to įrašo. Padarysim dienos baigimą. Pratęsim kitą kartą. Dėkui už dėmesį.